Tikriausiai iki šiandienė esu Rygoje, vakar buvo FIA Interprovincial čempionatas, kaip ir minėjau, šiandien vyksta dabar Baltijos šalių finalinis etapas, dabar vyksta tik kvalifikacija, o realiai, pasakyčiau, nelabai lyja, šlapia ir panašiai. Trasa šį biškį gal sumažėjo pats galas, nes kad užtektų visiems padangom ir kažkas ant tokio. Ir tiek, o dabar vyksta kvalifikacija, kaip galite pamatyti, vienas išlėkė realiai ten gale už trasos. Ir tiek. Viskas prasidėjo top 32 kovos, dabar Matijus Benediktas Širvų pralėkė Boiraną, nes laimėjo kvalifikaciją, surinko 94 taškus pirmų važiavimų, antru surinko 88, jeigu neklystu.
Ir tiek, šiaip labai šiaip slidu, oro sąlygos nieko gero, lyja, šlapia, tai toks apie nieko. Ir tiek, tai palinkės lietuviams sėkmės, kad visi suvažiuotų šitas visas varžybas kuo įmanoma geriau. Ir tiek, tai ką, metų žiūrėt top 3-2 kovas ir taip pat finalų. His name, but that doesn't mean anything on this first corner. A bit shallow there, like also as Bob. He also looks really beautiful line on the outside. You see kind of really close. Con đi con biết dấu
ką, viskas pasibaigė paskutinis Baltijos drifto etapas kartu su Pro lygos etapu paskutinį Lietuvos. Išsirikiavę pagrindiniai lietuviai, kurie užims podiumus. Panašiai čia Lietuvos, Baltijos apdovanojimai bus atskirai, tai šiaip žiauriai fani. Tai tiek, tik laukiam apdovanojimų. You have the big IDC code, so that's pictures for that. You can tell in 20 years that you won an IDC. Team photos, you're welcome to do it with the mechanics, with the spotters, with the brains, with everybody, so you can... Pasveikinsiu su trečiosios vietos prizininku Lietuvos finalinėme etape Pro lygoje. Ir kokios šiaip emocijos po tiek metų vėl lipti ant podiumo? Labai šaunu, labai smagu, kad visi palaikė. Gavau daug palaikymo iš vairuotojų, kad po daug laiko sugrįžus kažką pavyko parodyti. Ir džiugu nenuvilt žmonių, kurie ateina pažiūrėti, ne vien su naujom mašinom važiuojančių žmonių, bet ir su sena laužu. Tokiu, kuris dar kažką gali parodyti. Na, aišku, jis nėra laužas, bet tiesiog vienintelis 30, kuris buvo šiandien važiuojantis top trim 2. Man pačiam yra labai smagu ir labai smagu, kad komanda padeda ir galim išvažiuoti. Nu ką, tai kas be ko, o šiaip toks klausimas, ar šitas podiumas parodė, kad kitais metais verta dar dalyvauti Lietuvos Pro lygoje, ar toks kaip ir, nežinau, čia kaip šis metas buvo toks pabandymas? Šiemet buvo pabandymas sugrįžti, o aš manau dalyvauti visada verta, nes jeigu ateina žmonės pasižiūrėti, tai reiškia kažkam tu esi įdomus ir tikrai kažkas ne vien tavim, bet ir kitais drifte važiuojančiais žmonėmis domisi. Tai tikrai yra malonu ir malonu važiuoti, sakau, pas mus yra senas automobilis, bet jis dar sugeba įsipaišyti tarp naujų automobilių, kurie rodo labai gerus rezultatus ir stabilius važiavimus. Mes kiek galėjom šiandien, tiek parodėm. Aš galiu pasakyti, dėl senų automobilių aš negalėčiau, kad čia senas automobilis, yra dar senų E28, vadinamas dariklys, kuris dar kažkiek važiuoja. Taip. O visų pirma tokie E30, kurie tampa sportiniai automobiliai, driftkarai, tai galiu sakyti, kad yra istorija ir galime ir įsimti istorinius numerius, nes tai yra, kaip čia paaiškinus, istorija ir vertybės, kur jeigu išlaikytų kėbulas, tikim, idealų, tai jis galėjo net brangiai eksploatuoti ir panašiai. Ir tiek. O šį paskutinis klausimas, ar kitais metais liksit prie šito modelio ar kažką naujo mąstysit? Mes šiemet pabandėm per paskutinės varžybas, kaip matosi, uždėti lipduką parduodami. Jei mes gausim gerą pasiūlymą, mes pakeisim kėbulą, bet jis greičiausiai bus vėl BMW, tik tiesiog, gal naujesnis ar kažkoks, bet mes norėtume truputį išskirtinio, kad nebūtų kaip visų vienodas. Gal bus sedanas, gal kažkas, bet kad truputį turėtų išskirtinumo, nes man patinka, kad jis, pavyzdžiui, dabar yra vienas šiandien. Tai kažką bandysim padaryti išskirtinio. Nu jo, čia galim sakyti, kas nepabando, kas nerizikuoja, tas ir neima Lietuvos drifto ar net viso Europos net ir podiumų. Taip. Ir tiek, tai ačiū labai už tai, kad sudalyvavot paskutiniam šitame šlapiame renginyje, nes šiaip trasa buvo kritinės būklės, čia aišku sąlygos vienodas. Taip. Ir tiek, tai ačiū ir susitiksim kitais metais net ir pačių podiumų. Tai ačiū labai. Dėkoju Jums. Ačiū. Tai pasveikinsiu su Baltijos ir Lietuvos drifto pagrindinio jaurė čempioną. Kokios emocijos šitą finalą dalyvavo šiaip ir šlapio sąlygos šiaip ir buvo ar panašiai? Sąlygos visiems vienodos, žinai, tikrai nėra lengva, bet nežinau, turbūt patirtis kalba už save ir pavyko puikiai susitvarkyti su tokiam oro sąlygom. Šiaip labai pagirtinu iš jūsų
iš jūsų tos patirties ir tai, ką sakot, čia gali dar pagirti asmeniškai jūs kaip žmogų, nes asmeniškai aš nepažįstu žmogaus, kuris važiuotų dirbti masteriuose Europos čempionate, Baltijos ir Lietuvos čempionate, ir kuris dar sugeba būti stiprus ir psichologiškam, kurti nuostabų turinį žmonėms, parodyti, kas vyksta boksuose, kas vyksta trasoje, tiek viso komanda tokia yra nuostabi, kur šneka, bendrauja, į kamerą net nebijo, nes realiai gali prilyginti James Deanui, pavyzdžiui, kuris pietuose parodo, kas vyksta iš tiesų, o ne tai, ką mato žiūrovas iš tribūnos ir panašiai. Tai tiek ir ką, lauksime dabar Omano šitą čempionatą, kuris vyks sausio jau antrą savaitgalį, kažkas tokio. Ir 8-9. Taip. Tai ką, tai palaikysim visą Lietuvą ir ką, ačiū labai už visą jūsų visokią kelionę. Tai ką, ačiū labai. Nu viskas, ką, pasibaigė Lietuvos paskutinis pro etapas finalinis, kartu buvo ir finalinis Baltijos drifto finalinis etapas, šiaip labai sunkios sąlygos. Pradžioje paskui nustabė, bet visiems blemba labai buvo slidu ir panašiai, šiaip sveikinimai Benedikto Čirbo su pirma vieta Baltijos finaliniame etape, tiek ir Lietuvos pro lygoje bendrame etape šitam buvo. Tai visumai paėmus Čirbo užėmė tiek Baltijos, tiek Lietuvos viso sezono pirmą vietą ir tiek. Ir ką, biškai va matėte, aš šitą pakalbinu Benediktą Čirbą, Andrių Čibirką, tai šiaip nesukontrumu laukiu kitais metais pamatyti šitą Andrių Čibirką suvažiuojant pro lygos sezoną. Ir tiek. Ir viskas, ir ką, drifto sezonas kaip ir jau pasibaigė, daugiau nieko kaip ir nebematysim. Ir tiek. Susitiksim kažkur gal ateityje. Tai ką, spaudžiam patinka, spaudžiam subscribe ir susimatom sekančiuose video.